Apie skorpionus pradedant kalbą, mes visadagi pajuokaujam, kad skorpionam blogai tada, kai viskas gerai, nes tada nėra ką spręsti, nėra problemos, nėra kuo užsiimti, o gerai tarsi tada, kai yra kažkokia tai problema. Tai ar galima tai paradoksaliai sakyti, jog standartiškai mes turėtumėm sakyti, jog juodas mėnulis ateina į skorpioną, todėl skorpionui nelabai geri metai, bet žinant, kad skorpionams visai patinka, kai reikia spręsti problemas, tai gal visai geri. Ar šitas paradoksas čia neveiks ir juodas mėnulis yra juodas mėnulis, net ir skorpionė, tai yra juodas mėnulis? Be abejo, skorpionui pasakyti, kad bus reikalų, tai balzamas ant žaizdos, ant dūšios. Nes kai skorpionui pasakyti, kad viskas bus gerai, pas juos giliai viduje užsimezga didelis arba mažas nerimo kirminėlis, kuris juos pradeda ėsti. Jie pradeda įtarti, kad kažkas labai slapto, labai blogo slepiasi, tik jiem Niekas nesako. Jo, tai vat jau, kadangi aš negaliu pasakyti, kad viskas bus gerai, na nebent iki kovo galo. Neblogas kartas. O po to palengva prasidės, reikalų bus. Viena vertus, skorpionai turės spręsti problemas, kuriomis gausiai aprūpins juodasis mėnulis. Na ir dar iki pat balandžio 10 dienos Jupiteris Dvynių ženkle irgi, kaip sakant, irgi prisidės prie stiprinimo šitos situacijos. Tiesa, vis dėlto, kai Jupiteris įeis į Vėžio ženklą nuo 10 birželio dienos, šiek tiek šiokia tokia atgaiva bus, kad kažkas kažkiek spręsis. Ir čia be nebūtų vienintelis toksai galbūt teisingesnis patarimas, na jeigu jūs jau jausite, kad jau tiesiog esate nebepajėgus išspręsti tų keliamų problemų juodo mėnulio, tai paprastas sprendimas - išvykit kažkur pailsėti į užsienį. Kad pagalba ateis per užsienį, užsienis mums padės. Šita taisyklė šiemet kaip tik galioja Skorpionui. Ir nebūtinai ten ieškoti kažkokių padėjėjų, globėjų, partnerių, nebūtinai. Tiesiog fiziškai išvažiuoti. Žemė yra gyva, beje, Žemė yra siejama su Veneros energija. Ir šiemet ypatingai bus svarbu, kokioje teritorijoje jūs rasitės. Bet vis dėlto skorpionam turbūt, kai jau juodas mėnulis bus jų ženkle, vertėtų laikytis tų auksinių juodo mėnulio tranzito taisyklių. Nekeisti darbo, nedaryti kardinalių sprendimų, nesituokti, nesiskirti, nekeisti gyvenamosios vietos. Ir neinvestuoti pinigų. Ir neinvestuoti pinigų. Ir neskolinti, nebent jūs norite juos padovanoti. Ir nepykti, jeigu jums tenka, jeigu jūs pametat pinigus, nepykti, jeigu jums tenka už kažką mokėti, ten už vaikų išdaigas, ten kažkokių giminaičių problemas, ar dar kažkieno kaimynų padarytą žalą. Vis dėlto tokiu būdu mes tarsi išsiperkam tą juodo mėnulio, ar ne, energiją kaip skolą. Bet yra vėlgi žinoma, jeigu tu pats savo noro nori susigrąžinti skolą, tavo pusę gali tiesiog nurašyti. Ir vienintelis teisingas patarimas, ir čia bet kuriam zodiako ženklui dabar jį gali sau taikyti ir svarstyklės, o vėliau skorpionam tai tiks, tai auka. Būkite dosnūs, nuoširdžiai aukokite, padėkite, užsiimkite labdarą. Ir be abejo, tai turi geriausiai, jeigu tai yra anonimiška pagalba, kai aš padedu tiem, kurie galbūt net ir nežino, kas padėjo, ar neturi galimybių padėkoti, tarkim, gyvūnų prieglaudą. Tai koks tau ten šuniukas iš tos prieglaudos ateis ir palaižys ranką. Bet tu jau ten pervedai kažkokius tai savo uždirbtus pinigus,
kurios galbūt tu savo malonumui gali, bet tu paaukoji, kad tiem benamiam, kad tiem šuneliam ar katinukam būtų geriau. Štai tokios aukos, anonimiškos aukos, tai gali būti ir su sveikata susijusios labdaringos organizacijos pagalba sergantiems vaikams. Iš tiesų yra labai daug galimybių kažkam padėti ir jeigu tu nesireklamuoji tų patyliukais, darai gerą darbą, tai be abejo ženkliai sumažina ir tuos smūgius, kuriuos tu gali sulaukti iš juodojo mėnulio. Na, jeigu tu toliau rūpinėsi tik savo gerovę, tai žinok, ilgai ta gerovė netruks. Na, o užbaigiant turbūt belieka priminti, kad Palmyros astrologinį kalendorių su visais astrologiniais aspektais, bendrosiomis apžvalgomis kiekvienam zodiako ženklui kiekvieną mėnesį, mėnulio ir saulės parų kilimo ir leidimasi laikais, mėnulio paromis, saulės paromis ir jų detaliais aprašymais, su klasikiniais ir legendiniais Palmyros sudėliojimais labai detaliai ženkliukais kiekvienai dienai, kurių žali reiškia palankės gyvenimo sferas, o raudoni reikštų lyg tas sferas, į kurias nereikia kišti uodegos tą vieną arba kitą dieną, ar ne, su runų ženklais kaip talismanais ir amuletais. Galite rasti mūsų interneto parduotuvėje, tai yra smelslikeспells.com. Tik nepamirškite pakeisti kalbos į lietuvių, kad rastumėte kalendorių, nes kalendorius yra leidžiamas tik lietuvių kalba. Pristatymas galimas tiesa visame pasaulyje, tai drąsiai galite užsisakinėti, tik užsisakykite lietuviškoje svetainės versijoje. Taip pat rasite ir didžiuosiuose Pegaso knygynuose, ir didžiuosiuose Vagos knygynuose, knygos LT, tiesa ir patogu pirkti svetainėje. Na, o Palmyros ir Smelslikespells kartu kurtą metų žvakę, štai tokią taip pat rausvą, gražią ir labai salstelėjusiai, vaisiškai, veneriškai kvepiančią su apelsinų žiedų, ambros, vanilės ir greipfruto aromatu, bei išraižytais visais metų ženklais, tai yra zoroastrietiškoji lūšis ir runos Kenaz ir Lagus, Veneros simbolis, kinų metų ar neateinančių gyvatę. Rasite mūsų interneto svetainės smelslikespells.com. Jau žvakė bus ir lietuviškoje versijoje, ir angliškoje, nes jeigu norėtumėt padovanoti žvakę savo draugams, kurie nesupranta lietuviškai, drąsiai galite tai daryti, nes aprašymai apie tai, kaip sutikti visus naujuosius metus, kodėl vis dėlto nereiktų jau sausio 1 naktį pradėti švęsti kinų naujųjų metų, o kada vis dėlto juos švęsti, o kada švęsti zoroastrietiškosius naujuosius metus. Ir kaip švęsti, kad tie metai ateinantis būtų mums sėkmingi, gražus ir galbūt netgi laimingiausi, rasite dėžutėje visą tą ilgą aprašymą, netgi 4 lapų. Todėl suskubkite užsukti pas mus į svetainę, suskubkite užsukti į knygynus, nes kiekvieno iš šitų maginių įrankių kiekis ribotas, tai yra limituoto leidimo produktai, ir iš praktikos žinome, kad jau artėjant didžiosiomis šventėmis paprastai jie atsiduria pas kažką dovanų krepšeliuose, o kai kas lieka šiek tiek galbūt ir nusiminęs. Ačiū Palmyra dar kartą, ačiū Jums, kad žiūrėjote, nepamirškit galbūt pasidalinti paskutinį kartą įrašų su draugais, galbūt kažkam jis bus irgi įdomus. Visada.